Sveikas merginos! Šiandienos video norėjau pasidalinti su jumis tai, kaip atrodo mano rytas. Norėjau parodyti ne tik kokius produktus naudoju ruošdamas ryte, bet ir kartu norėjau pasidalinti šiek tiek momentais iš savo gyvenimo, kasdienybės, kaip atrodo beveik kiekviena mano dienos pradžia. Taigi beveik 100% visi mano rytai prasideda tuomet, kai mūsų šuo labradoras Leika atkeliauja į lovą mūsų žadinti. Tai panašiai būna kiekvieną rytą apie 6:30, jie ateina į lovą ir prasideda tuomet meilės šokiai, bučiavimasis, laižymas veido, žaislų nešimas į lovą ir visoks kitoks kilimas ir sakymas, kad pats metas, kaip sakoma, keltis ir mažiau miegojimo, daugiau veiksmo. Taigi vos atsikėlus ir susiruošiu ir mūsų visą rytą keliaujame į pliažą. Kadangi gyvenu 10 sekundžių iki jūros, tai mums labai pasisekė, nes galiu kiekvieną rytą vesti šunį prie jūros, leisti jiems lakstyti, padūkti ir tuo pačiu pati galiu skirti laiko atsipalaiduoti ir pasiruošti dienai, nusiraminti. Man labai patinka ryte paplūdimy, nes būna dar labai gaivus oras rytinis, nebūna žmonių, galiu pasivaikščioti, kartais einu ir pabėgioti ryte. Ir grįžusi iš pliažo, aš prisitaikymu keliauju į vonios kambarį. Ir kalbant apie produktus, kuriuos šiuo metu naudoju, tai šampūną ir kondicionierių šiuo metu naudoju iš Petal Fresh Organics kompanijos. Ir juos pasirinkau todėl, kad jau keletą metų iš tikro naudoju šampūnus, kondicionierius ir kitą plaukų priežiūrą, kurios sudėtyje nėra tiek daug cheminių elementų galinčių pakenkti ne tik plaukui, bet ir galvos odai. Tai stengiuosi rinktis produktus be sulfatų, parabenų ir kitų įvairiausių blogų dalykų. Kas liečia kūno prausimą, tai dušo želiai aš tiek dėmesio neskiriu. Nelabai tikiu ten jos stebuklingomis galiomis ir nemanau, kad dušo želė gali be galo gerai sudrėkinti odą, nes ją vis tiek įplaunu vandeniu. Tai šiuo metu naudoju Avenės dušo želę ir man ji patinka todėl, kad ji suteikia tokį lengvą šaldantį efektą, kas yra be proto malonu ryte, nes ji atgaivina ir taip šiek tiek pažadina tave iš to rytinio apsnūdimo. Kūno losjoną rytais aš renkuosi kuo lengvesnės tekstūros, todėl, kad man nepatinka dar laukti valandą, kol koks kūno sviestas susigers į odą. Taigi renkuosi kažką labai lengvo, taip pat gaivaus kvapo ir šiuo metu rytais aš naudoju Veledas kūno losjoną. Tai Veleda kompanija man irgi labai patinka dėl savo produktų sudėties ir kartu dėl kvapų, nes jie tokie labai natūralūs ir kur tu gali pasakyti tiksliai kuo kvepia, o nėra taip, kad tu uosti ir nelabai suvoki, ko čia pridėjo, kad tą kvapą išgauti. Ir kas liečia veido odos priežiūrą, tai taip pat renkuosi produktus, kurie yra lengvos tekstūros ir stengiuosi per daug produktų rytais nenaudoti, vien dėl to, kad po to makiažas gana sunkiai laikosi, jeigu prieš tai esu prisitepusi 4 kremus, 6 serumus. Tai šiuo metu veido serumą naudoju iš Caudalie kompanijos ir iš tikrųjų esu labai sužavėta produktu, naudoju daugiau negu savaitę, kiekvieną rytą ir vakarą. Tai labai šauni tekstūra, labai lengvutis, labai gerai drėkina ir tikrai labai džiaugiuosi. Veido kremą šiuo metu naudoju Avenės ir nepasakyčiau, kad jisai yra kažkuo labai ypatingas, rinkausi pirkdama jį dėl to, kad jis turi nemažą SPF, kas yra labai svarbu vasarai ir lengvos tekstūros. Toks kremas apie nieką galėčiau pasakyti, kaip būna produktai, tiesiog geras produktas atlieka savo darbą. Pakių kremą naudoju iš Nuxe kompanijos, naudoju nuo pirmųjų raukšlių tą liniją pakiams, tai žodžiu irgi patinka, nes labai lengvos tekstūros, greitai susigeria ir labai puikiai paruošia pakius makiažui.
Taigi, pasiruošus visą savo kūno odą, keliauju prie plaukų ir plaukų formavimui šiuo metu naudoju iš Miracle Botanic Infusion kompanijos jų nenuplaunamą balzamą. Man jis labai patinka dėl to, kad jis yra visiškai kaip vandenukas, priškiant vandens, visiškai plaukai nesunkėja, nelieka tokie, kaip būna kartais tokio neplautų plaukų efektas. Tai žodžiu labai lengvas, puikiai palengvina iššukavimą ir taip pat jo sudėtyje nėra sulfatų, dažiklių, tai man labai tas patinka. Taigi atlikusi visas procedūras vonioje ir pasidariusi rytinės kavos, aš keliauju darytis makiažo. Tai tikriausiai bus antras po paplūdimio mano mėgstamiausias momentas, kuomet galiu skirti laiką būtent naujienų apžiūrai, pasižiūriu, kas gero pasaulyje. Aišku, visą laiką peržiūriu naujausius video YouTube, pasižiūriu, ką merginos įkėlusios, kokius naujus makiažus, kokius naujus kitokius video. Ir žodžiu, tas momentas pasiruošimo man labai patinka, jis toks labai mergaitiškas ir toks tikrai me time. Ir tikriausiai viskas, tai dažniausiai taip atrodo mano rytai, kartais be abejo, jeigu turiu kažkokių reikalų, tai juos tvarkausi, bet dažniausiai pasidariusi makiažą, aš keliauju pusryčiauti ir po pusryčių jau dažniausiai rengiuosi tai, ką esu susiplanavusi tai dienai ir viskas. Ir keliauju atlikti savo darbų kažkokių. Ir kas liečia apsirengimą, tai stengiuosi kasdienai rinktis patogius drabužius. Tikrai nesu mergina, kuri kiekvieną rytą praleidžia 20 minučių derindama drabužių spalvas. Man svarbiausia, kad drabužis būtų patogus ir malonus ir kokybiškas. Taigi taip atrodo beveik mano visi rytai. Labai tikiuosi, kad jums patiko žiūrėti tokio tipo video ir susimatysime sekančiuose. Viso!